Nu, darau, hebridai, ką jūs gero. Nu, ką galiu pasakyti, gal seniai laukit mano to video kaip ir. Štai ir video iš Lietuvos, kaip ir štai savo vadinamos drėvnios. Rašau video ir tos kaip ir, nežinau, gal tokį trumpą update'ą ar papasakosiu, kaip kas gero vyksta pas mane. Tai va tai, ką aš galiu pasakyti, kaip ir jau antrą savaitę, kaip ir daugiau mes Lietuvoje. Kaip ir įsėmėmės naujus jau numerius savo Volvekiai. Dabar jau kaip ir Volvo su numeriais, ten kaip ir matosi. Va, ten matome. Kaip ir pagaliau nusipjoviau savo žolę, nes vargau tai tikrai labai ilgai, bet tą vadinamą paviršių patį. Nes žolė čia buvo didžiulė buvo, tai reikėjo kaip ir šienaut, kaip ir antrą kartą reikėjo. Pjaučianaut, žodžiu, tai kaip ir mes ir apsipjovėm. Tai jau toks vienkimis atrodo visai jau toks pusė velnio, bent jau į kiemą panašu. Tai čia kur beveik pusę gyvenimo savo pragyvenau šitam kaime, va net krūva net to viso vadinamo šieno, nes antrą kartą nupjautai laiko net nebuvo, nes nebuvo dienos, kad nelytų, vien lyja orai bjaurūs, galiu pasakyti. Tai žodžiu, kaip tik atsirado geri orai, tai kaip ir mes susigrėbėm visą kitą. Nu ir dabar ir apsipjovėm ir visai dabar gerai atrodo, biškį ta saulė. Matosi, kaip atrodo aplinkui, ne? Bent jau į kiemą panašu dabar jau. Tai va, mano Volvekė, kaip sakant, stovi. Ir ką aš daugiau noriu pasakyti. Atsirado biškį ir tokių dar ir neatidėliotų reikalų, nes dar plus tikriausiai mes dar kaip ir striksim iki Liepos 2 grubiai, nes man reikia pereiti pas psichiatrus, nes aš gavau kaip ir skambutį savo kaspo dėl atnaujinamosios anketos užpildyti ir plus dar galimai gal mane pašauks į pratybas ten rudeniop. Tai kaip ir reikia susitvarkyti tuos reikalus, anketą atnaujinau ir reikia įsiimti tokią kaip pažymą dėl leidimą, kad galėčiau laikyti kovinį ar turėti kovinį ginklą. Tai dėl tų pratybų, jeigu pakvies ir, kaip sakant, ir aplamai. Tai žodžiu, tai teiks man pereitą pas psichiatrus, tą vadinamą kaip medicinkę, kuri tik taip prieisiu prie medicininės pas psichologas, tik tai Liepos 2 prieisiu, o dar reiks dar ir pas šeimos daktarą dar irgi, tai nežinau, kada tas bus tas šeimos daktaras priims, nes reikės kaip ir pasiskambint, tas bus pirmadienis ir pasakys bent jau, kuris iš daktarų mane priims. Tai vat, mums reikėjo dar charakteristikos dar iš kažkur paraut, tai arba seniūnijos, arba iš darbovietės, nes darbovietė kaip ir biškelį buvo sudėtinga. Tai tariausi seniūnijos kažkaip tai gaut, bet ji negalėjo pagelbėti, nes aš jau kaip vos negrubiai jau 2 metai, kaip aš jau nebe Lietuvoje, tai jie kaip ir niekaip negalėjo tuo pagelbėti. Tai kaip ir paprašiau savo kasp, kur aš tarnavau apie 7 metus gal net 8, aš nuo 13 metų kažkas man atrodo, tai 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, ne, 5, 6, 7, 6, 8 metai kažkur tai, kas pratarnavau aš. Tai kaip ir parašė ir jie, ir dar plus iš darbovietės. Dar ir teko man dar ir ieškoti to vadinamo vertėjo dar, kad man išverstų tą vadinamą oficialų dokumentą, kad aš galėčiau pateikti tiems vadinamiems psichiatrams. Tai kaip ir įdomu. Ir gal čia palaukčiau, kaip ir padarom, čia mažiau vaikščio, tai žinau, kur čia geresnis vaizdas, kad būtų, kad bent tiek baisiai. Man ta saulė mane bėsina, kai arba eit kepurę gal užsidėt. Dovanų gavau į savo skopos Karys LT, kad nepamiršt senų kolegų. Nu, kaip čia atrodo visai gal neblogai, ne? Nu, dabar biškelį nuo saulės apsisaugojom. Tai vat kaip ryte. Ir teko ieškoti vertėjo, kad
išver savo tą oficialų dokumentą, kai aš nuo 23 metų Vokietijoje iki dabar tai buvau, tai teko verst. Galvojau, gal daugiau kainuos, bet tai kainavo tikrai nedaug, apie 2-4 eurus, galima sakyti 25 eurai už vertimą, už popierių, tai kaip ir visai nebrangiai. Galvoju, gal čia jie už žodį, gal ten porą eurų jiem, ar kaip ten, nežinau, už tą verčiamą, bet kažkaip tai, nežinau, bent jau priėmė tą vadinamą mano popierių. Tai va dabar liko laukti tik tai Liepos 2 ir nežinau, jeigu Liepos 2 kaip ir viskas tvarkoj bus, tai nežinau, kokią Liepos 5, gal grubiai bus galima sakyti, ir ruošiamėms išvažiuoti į vokiečius. Mes kaip ir savo darbus, tos kaip ir padarėm savo kaime, naujus numerius įsėmėm mašinai, dabar galėsim keliauti su savo mašiniuku jau atgal. Tai vat, gal tikriausiai bus kurie klaus, o kaip tu iš Vokietijos parvarėjai su mašina? Čia, kaip aš čia? O, paprastai, teko samdyti stralą iš Vokietijos ir parsigabent mašiną į Lietuvą. Čia, kur gyvenau Vokietijoje ir iki pat mano kaimo, kur aš čia pragyvenau savo, kaip sakant, pusę gyvenimo. Tai ir sumokėjo apie 800, tai nemanau, ar čia daug, bet ir nėra ir mažai, kaip ir palyginus su lietuviška alga, tai sakyčiau, kaip ir daug tai būtų, o žmogaus, čia kaip sakant, alga, nes kaip ir beveik kam ir, galima sakyti, vos ne pusę algos, vos ne alga, galima sakyti, o kam ir net ir vos ir ne visa ir alga, žinai, o man tai, žinai, atrodo, 1000 dabar tai padarėm. Bet visai nemažai įsileidau, nes palyginus pagal Swedbanko savo ataskaitą, kiek ten pinigų šiam mėnesį išleidau, tai beveik vos ne 4000 eurų išleidau. Su viskuo, galima sakyti. Su viskuo, tai tipo. Su tais visais, su mokesčiais mokėjimais, įsigrydinimu, centralo, dar plus dar kompo upgrade'ais irgi apie 1000 išleidau, tai kaip ir galima sakyti, apie 1000 grubiai pinigų išleidom. Baba, nuo vėjo nukrito. Blema biškelį, fiasko hebra buvo, vėjas net nuputė mano telefoną, net ir nukrito, spėjo pagauti. Tai vat kaip sakant, tokie mano ir ypatumai. Pilnai reikalus atvarkysim ir, ką žinau, ir keliausim atgal. Tai vat, ir ko aš labai noriu iš jūsų hebra paprašyti, būkite, žinau, ar geri žmonės, ar ką, pafolinkit mano Kik platformą, kur aš darau kaip ir just chatting, arba stengiausi daryti IRL, bet su mano Samsungu aš negaliu padaryti 60 FPS, nes Samsungas androidinis, kuris man riboja tuos FPS-us. Maksimum, ką aš galiu tik tai 30 FPS daryti, nes su pagalba, čia tau linkėjimai, Pauliau, iš Kik, Paulius Pet, kuris turint iPhone'ą, tai jisai kaip ir patikrino, o tai iPhone'as tų vadinamai FPS-ų neriboja. Pajungi 60 su Full HD ir Full HD ir 60 FPS ir veikia. O Samsungas, kaip yra androidinis, tai matai, riboja. Kiek aš čia ką bandžiau įsiaiškinti, bandžiau tuos visokius fintus daryti, bet ir kaip ir vis tiek, tas pats nieko, 30 FPS ir tai gaunasi taip, kad jeigu nori streaminti per telefoną, daryti kaip ir IRL streamus, reikia pirkti iPhone'ą. Toks atrodo, kad ir niuansas, nežinau, menkniekis, bet ir Androidas pralaimėjo iOS. Tai what the fuck? Androidas kaip suprast? Atrodo, aš kaip ir gyriau ir nepradėjau peikti, aš net ir Samsungą net nusipirkau, net tą S25 Ultra, kad ir matai čia, kad sakau, kad Androidas yra awesome, bet pasirodo, kad Androidas vienoj srityje gavo dislike pas mane. Tai aš kai noriu daryti IRL telefonų streamus, tai pasirodo, kad man nelabai gaunasi. Gali daryti, bet esi ant 30 FPS užrakintas, bet man tie 30 kaip ir man nepatinka. Aš noriu, kad būtų 60, būtų stabilus kadrai, žinai, kad greitai tas veiksmas viskas vyktų. Bet pasirodo, kad ne. Žodžiu. Tai vat, kad -1 balas. Kas daugiau? Tai va, hebrytė.
Tai noriu paprašyti jūsų, kad būkite draugiški, palaikykite mane kaip platformoje, nes aš tikrai noriu kažkaip tai pasistengti ten prasimuš gal kaip streameris, nes, na, nežinau, gal su tuo kiku mes dar padarysim kitą video atskirą, nes kaip ir čia bus kaip ir neftėmų, sakyčiau. Tai kaip ir laukit mano kaip pasakojimų, kaip apibendrinimų, kaip šito, tai ir tas paskas ir liečia ir TikToko, kodėl aš nenoriu irgi ten streamint. Ir pašnekėsim. Tai va, toks ir mano čia kaime ir gyvenimas kaip ir ramus. Mano, kaip sakant, tėvų seni namai, kuriuose labai reikalauja daug darbo, daug dėmesio ir darbo. Vidaus nerodysiu, nes viduj tikrai ten baisiai atrodo, galiu pasakyti. Tai, kaip sakant, jeigu ten kas susitvarkyti, tai reikia daug laiko ir dėmesio jam, nes ten laiko daug reikia tam tvarkymui. Nes ir stogas irgi ten kiauras, kaip ir reikia tvarkyti, o tas stogas dabar tikrai nepigiai kainuoja. Tai va, kaip sakant, kaimas juda, tvarkosi, kas statosi namus, kas perstato, ten tvarkosi. Tai va, kaip sakom, mažas kaimukas, bet hebra juda. Tai vat, tokių turiu tikrai daug vizijų, turint pinigų. Tai aišku, tas pagelbėtų kaip ir jūsų, tas vadinamas palaikymas kike, jeigu ateitumėt pafolint ir ateitumėt žiūrėt mano tiesioginių transliacijų, kaip darau ten tuos just chatting, ar šiaip bei tą gal pageimint, arba tiesiog pabendraut, pašnekėt vienas su kitu, nes kaip ir kikas tokį siūlo dalyką, kad jie mokat tiesiog už tiesioginės transliacijas vakatu. Jeigu aš turėčiau auditorijos, daryčiau tuos streamus, tai kaip ir jie mano mokėtų, tai pavyzdžiui, žodžiu. Nu, nenoriu aš, kaip sakant, nenoriu aš labai įsiplėst, bet tai, manau, paliksiu šitą, kaip minėjau, sekančiam video padaryti. Bet kol kas paprašysiu taip, kad. Bet jeigu nesunku, paspausk follow, tuką mano kiek platformos, linkas apačioj, arba kur kodas, nežinau, čia arba čia bus. Ten, kur bus vietos, pritaikysiu, kad paspaudus telefoną ir būtų lengva pereit. Pasimatysim gyvai, nes biškis stengiuosi ir kaip ir būdamas čia kaime kažkokius streamus padaryti, tuos pasibendravimo čia, tuos streamus, bet problema tame, kad ir ausinės tos kaip ir su mikrofonu biškelį lėvos ir kas dar lėvas mano kamera, ta, kur Logitech'as, biški geriau nei mano laptopas, kuris 720 ir ant 30 FPS, nes ten jau žiauriai tragiškai atrodo. Čia kadaise buvo lauko virtuvė. Tėvai, kai turėjo mini ūkį, tai virdavo to vadinamom, tos tokios kaip ir bulvės ten su lupinom, tom visokiam kiauliam, kaip turėdavom. Kažkada tai čia buvo, aš turėdamas laiko ir pinigo, planuosiu čia gal tokią kaip pavėsinę padaryti, bet visų pirma reikia man pasidaryti šitą šių namų paveldėjimo dokumentus, nes kaip ir, čia mano tas nusimetė trackingas, paveldėjimo dokumentas, nes kuris irgi kainuos pinigų ir ypač tai laiko, nes kaip tėvai abudu mirė, tai kaip ir ypač jau 19 metų jau praėjo nuo mamos mirties, kad ir nieks tų ir dokumentų nesutvarkė pas laikui bėgant ir tėvukas kaip jau 3 metai. Nelaimė atsitiko taip, kad ir jis paliko. Tai dabar kaip ir liko man šitie namai, kaip ir tvarkyti reikėtųsi, bet reikia pinigų, kad normaliai apsitvarkyti tokius namus. Vien, kad tik stogas, kaip minėjau, apie 10 000 kainuotų, o ką sakyti apie pamatų pakelimą, tos
grindų darimą, tą betonavimą ir daugiau. O kiek valčių važiuoju, tuoj pamatysit. Ten nuvažiavo, gal prie ežero su kanojum kažkas važinės. Tai va tas, kai aš jau pradėjau skaičiuoti, tai gali plius minus kainuoti iki 50 000, jeigu neva daugiau, nes klausimas, kiek dabar tos medžiagos kainuoja viską. Biškį užėjo debesis kažkokia, tai dabar užsiniaukė biškelį. Va, nematos. Debesis užėjo. Tai vat, pirmą reikia jo dokumentus susitvarkyti, o tada jau kažką ir planuoti ir su namų tvarkymu pirmai nuo stogo, nes kas tai svarbiausia, tai nežinau, tai gal pirmai stogas tvarkyti, tos pamatų, sienų, viskas, ardymas, viską ten po to apšildymai ir viską. Oi, kiek čia vargo. Jeigu norėtųsi atrenovuoti tą namą, nes čia tikrai, pinigų tai tikrai kainuos. Planų buvo taip, kad pastatyti kaip modulinį namą, nusipirkti ir šitą. Nes ir tai va. Čia va, jeigu matosi, čia pačiojo. Tie varastai apatinis. Nu, ne pas patinis, ne pas pirmas, o antras, kuris va reikėtų net keisti, net reikėtų. Nes yra tokių rastų, kur baisus, galiu pasakyti. Tas pats kaip ir va čia va. Kaip sakant, jie dar laikosi, kai juos nejudini. Bet kai pradėsi judinti, tai klausimas, ar kažkas ten daugiau ten nepradės dar išlysti. Tai vat, tam reikia pinigų, o kad plius minus ar kažką nusipirkti, ar kažką naujo išvis, tai jeigu su mano tokia alga, tai bent jau reikėtų, ką žinau, dirbant reikėtų bent jau, jeigu stabilios pajamos, tai kažkur grubiai apie 1500 eurų į mėnesį. Kad atsidėti ir kas mėnesį taupyti tuos 10 metų. Nu ir patys paskaičiuokit. Ir tada jau būtų galima ir kažką ir nusipirkti jau nuosavo arba renovuoti šitą. Bet kai pinigų nėra, tik lieka vizijos. O kaip pas mane jokio turto nėra, tik tai mano vienintelis turtas tik tai va mano šitą valvekį, mano visas turtas, ką aš turiu. Tai vat, o su jūsų pagalba, palaikymu, streame, ypač kike, tas gal būtų kaip ir įmanomas dalykas. Čia gal mat trekingas pasimetė mano. Tas būtų ir įmanomas dalykas va su jūsų pagalba. Neskaitant tų, net neliečiant nei donatų, nei va subscribe. Tik užtektų jūsų paspausti follow ir ateiti į mano streamą pasikalbėti, pasibendrauti kaip draugas su draugu iki kol aš gaučiau partnerystę. O tada jau kažkas gal ir būtų ir pasisektų. O tie saubai ir donatai būtų, tada mano jūsų visų, tie kas pafolinė ir žiūrit ir stebit, būtų atidavimai prizams, viskas. Tai va, tiek. Jeigu kažkas tave domina ar ką, tai pačiūnai komentarą po šio video gali parašyti ir pabandysiu atsakyti. Arba, žinau, arba ateit, kai aš darysiu live savo streamus kiek platformų. Tai va. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjo, tai gero vakaro, dienos ar ryto, ar vakaro, ar paryčių, čia kada čia mano tą video žiūrėjot. Visiems iki ir peace chebryte. Pasimatysim mano sekančiuose video ir tiek. Tai peace chebryte. Aš out.